darbas. Padarykime lapkričio 3 dienos taro kortų skaitymą. Pasižiūrėkime, kokia šiandien diena mūsų laukia. Taip, ir trauk kortą. 4-4, tai yra šeimos korta, stabilumo korta, ramybės situacija iš esmės bus tokia, kokia yra, ir gali būti, kad laiką leisite ramiai su šeimos nariais, taip kaip paskutiniam pastarosiom dienom. Ir korta iš tikrųjų suteikia jaukumo ir jausmą ir tikrai yra labai pozityvi. Tai geros lapkričio 3 visiems. Iki.